Gameonas tai yra renginys, kurios stengiuosi nepraleisti jau nuo 2015 metų. Sveiki. Ir aš noriu paklausti. Geras džemperis. Čia fotografuojate, filmuojate? Filmuojam. Nepaisant visų įdomesnių epizodų, šiame renginyje visada būna labai smagu. Todėl manau, kad reikia nepraleisti progos ir pasižiūrėti, ką Gameonas mums paruošė šiais metais. Šalia mane stovi vienas iš OG Lietuvos youtuberių. Fokuse? Gerai. Šiais metais populiariausias dalykas tikriausiai buvo virtuali realybė, kurios buvo visur. Dar viena populiari tendencija, kuri mane pradžiugino, buvo didžiulė gausybė indie žaidimų. Visada yra smagu pamatyti, ką kepa Lietuvos žaidimų kūrėjai. O kalbant apie kūrėjus, kaipgi šitas video, jeigu nepakalbinčiau bent vieno youtuberio ar streamerio. Truputį jaudinosi, nes šalia mane stovi vienas iš OG Lietuvos youtuberių. Atsimenu, man atrodo, aš pamačiau Hitman Blood Money epizodą tavo ir kas mane iškart labai sužavėjo, tai intonacijos ir garsinimai. Ir noriu paklausti klausimo, kadangi jau taip senai esi Lietuvos YouTube, kaip keitėsi tas visas peizažas Lietuvos YouTube, nes ir pats pradžioj įkūrei video ir po to perėjai prie streaminimo, kas pastumėjo šitus pokyčius. Tai visų pirma, labai ačiū, kad pradedam pokalbį nuo komplimentų, labai iškart širdutė paglostyta, o šiaip peizažas labai keitėsi, eina savo. Atrodo, aš jau taip seniai tuo YouTube užsiimu nuo 2011 metų ir tas peizažas nuolat keičiasi. Seniau buvo gerokai žemesnė kartelė kokybei, tie vaizdo įrašai galėdavo būti nekokybiški, garsinimai nekokybiški ir taip toliau. Dabar visai kita kartelė, lygis aukštėja, stiprėja, didėja, content creatorių irgi daugėja, labai sunku išlikti pastebėtam, jau tikrai turi kažkuo išsiskirt, tai žodžiu labai keitėsi. Yra etapai visokie, seniau būdavo populiarūs vaizdo įrašai, visokie pažaiskime epizodai, dabar tokių niekas nežiūri, dabar yra ant bangos streamai, interaktyvūs irgi tokie žaidimų perėjimai, komunikacija su žiūrovais, nu ir taip toliau, tai viską aš matęs realiai per šitos metus. Bonus klausimas, ką galėtum palinkėti naujiem youtuberiam, kurie jaunuoliai žiūri tave ir norėtų galbūt patys pradėti kurti? Palinkėčiau gal nesivaikyti pinigų, nedaryti to dėl pinigų, o daryti, kad tau patinka. Jeigu tau tai patinka, tada daryk ir pinigai ateis savaime. Jeigu tavo pagrindinis pradinis tikslas bus pinigai, nors tau tai nepatinka, galbūt neturi to pašaukimo, tos ugnelės, nieko tada nebus. Svarbiausia, pirmas dalykas, tau tai turi patikti, tada viskas savaime gražiai laiptukais ateis irgi. Tai toks būtų patarimas. Ačiū labai, labai puikus patarimas. Kaip ir kiekvienais metais visus Pokemonų trenerius ir stalo žaidimų mylėtojus pasitiko didžiulė stalo žaidimų erdvė. Tu jau supporterį panaudojai, nebegali naudot. Stadionas yra įdomus dalykas visai tau šitoj situacijai. Šitas užbildino savo armaruž, switchino belekiek energijų. Juokinga istorija, kad prieš kokius, 7 metus gal. 7 metus mane kalbino jau vis. Jo, ir čia mes stovėjom. Sakė, nenori intervų duoti. Tai kad tu manęs neįvi. Mums sakė, nori. Reikia charizmatiškiau prieiti. Prieš 7 metus stovėjom čia maždaug, neatsimenu, ten buvo gal 2017 ir aš tuo metu klausinėjau labai cringy klausimų, paklausiau. Aš atsimeni bent vieną. Jo, klausiau. Tu turi kažkur tą intervą? Turiu. Na? Kur yra geriausi kebabai su Katiena Kaune? Su Katiena, Pramonės prospekte. Ten, kur nuo... Negaliu sakyti, nuodą gauni. Žodžiu, Todžia, Laisvės alėjai. Klausiau tavęs, kur geriausi kebabai su Katiena, sakai Pramonės prospekte. Nieks nepasikeitė, žinau. Nieks nepasikeitė. Nieks nepasikeitė. Bet šį kartą
Reikia gal truputį subręsti, tai norėjau paklausti, vis tiek, kadangi esi YouTube irgi labai ilgą laiką, koks tau turinys pačiam labiausiai patinka kurti, nes labai daug visko ištestavai ir pabandėjai. Nebūtinai populiariausia, kas eina rinkoje, bet kas tau širdžiai mieliausia. Bliam, man šiaip aš pastebėjau, kad paskutiniu metu labai patiko pokalbinę savo daryti. Dėl to, kad galėjau atsiskleisti pats kaip žmogus, suteikti šansą žmonėms, kuriuos pasikviečiu, irgi būti atviriems su manimi. Tai labai patiko, kad aš sugebu tai, kažko naujo išmokti ir kad galima kalbėti ne tik apie edgy dalykus, kurie yra labai populiarius, bet galima kalbėti ir paprastom temom, kurios nėra tiesiog įdomios žmonėms, kur tiesiog kažką gražaus sukuria. Tai turbūt paskutiniu metu patiko man pokalbinė ir labai kažkaip artima man pasidarė. Tai. Ar bus tęsiamas šis projektas, nes man iš tiesų patiko, kad buvo pakviesta ir labai įdomių žmonių, kurie seniau nelabai dalyvavo kažkokiuose kaip podcastuose. Tai ar planuoji tęsti šitą projektą? Planuoju tęsti, bet dabar galvoju, kaip tą konceptą padaryti paprastesnį. Nes visi podcastai dabar yra labai vienodi. Aš tiesiog save pagaunu, kad man kažkas vis trikdo, kažkaip mane šiurpina ir man kažkas nepatinka, tai tęsiu, pakviesiu kažką irgi, kurie nėra buvę, žinoma, bet truputėlį man atrodo reikės laiko, kad viską susidėliočiau į savo vietas ir pradėčiau toliau daryti. Gerai, ačiū labai už laiką, Viskas? už klausimus. Šį kartą tik tiek. Nei pramonės kebabus, prašyčiau. Nei pramonės kebabas, nes kiek atsimenu minėjai, kad ten gauni akciją, nuolaidą kebabo. Aš atsimenu, kas ten buvo, tai prieš 7 metus buvo blogas gyvenimas, kad reikėdavo ten eiti. Linkėjimai. Na ir žinoma, kaipgi Geimonas be retro žaidimų ir be lenktynių. Čia stop švietimo grinai jaučiuosi, kaip būtų nusileidę, kas iš žmogaus.